Laiškai, laiškai, kiek per gyvenimą jų prirašai. Aš šiaip tik prisiminiau tuos laikus, kai žmonės rašydavo dar popierinius laiškus. Gal ir gerai gauti popierinį laišką, bet žinant, kad jis atėjo tik po 2 savaičių, darosi nelabai įdomu. Šiais laikais šiandien elektroninis paštas yra neatsiejama verslo, gyvenimo, mokslo dalis ir visa tai yra išmaniajame telefone. Norint turėti elektroninį paštą savo išmaniajame telefone, nereikia nieko parsisiųsti. Viskas yra čia. Tai reikia nueiti į programas, pasirinkti L paštas. Mes pamatome 2 tuščius langelius. Juos reikia užpildyti. Suprantama, viršutinėme rašome savo elektroninio pašto adresą, o apačioje rašome savo slaptažodį. Ir mes jau mūsų asmeniniam elektroniniam pašte, kuris yra čia išmaniajam telefone. Priminsiu, kad vieną kartą suvedęs savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, jau visus kitus kartus paštą įsijungsite tiesiog vienu mygtuko paspaudimu. Elektroninis paštas jūsų išmaniajame telefone reiškia, kad jūs galite gauti laiškus, siųsti laiškus, labai greitai juos atsakyti ir žinoma siųsti nuotraukas ir kitus dokumentus. Aišku, romantikai pasakys, kad popierinius laiškus žymiai maloniau gauti. Bet šiais laikais popierinius laiškus mums siunčia nebent karšto vandens, dujų ar šilumos tiekėjai. Tai taip ir norisi jūsų paklausti, ar jūsų išmanusis ką nors išmano?